gyvos pasakos. Sveiki, sveikučiai vaikai, sveiki, sveikutėliai ir jų tėveliai. Su jumis gyvos pasakos ir mama Ežienė. O pasaka, kurią šiandien norėčiau jums papasakoti apie dramblį, vieną didžiausių pasaulio gyvūnų ir vieną mažiausių, skruzdėlytę. O dramblys šioje istorijoje tikrai siaubingas. Jis buvo baisus pagyrūnas, pasipūtėlis ir netgi savanaudis. Žinodamas, kad yra didžiausias gyvūnas visoje žemėje, jis reikalaudavo, kad kiti jam patarnautų, kad jo klausytų ir kiekvieną jo norą ir įnorį vykdytų. Niekas negalėjo painiotis jam po kojomis. Jis net nesistengė apeiti medžių, įsivaizduojat, jis grubiai juos rovė su visomis šaknimis. Vieną dieną, kai taip siautėjo džiunglėse, versdamas žemėn viską, kas pakliuvo, jis išgirdo silpnutėlį balselį sklindantį nuo pat pažemės. Balselis sakė: Prašau tavęs, dramblį, būk atsargus statydamas savo didelės pėdas, tu gali mus užmušti. Suerzintas dramblys pažiūrėjo žemyn ir pamatė tūkstančius mažyčių skruzdėlyčių, darbščiai statančių gražų skruzdėlyną. Tačiau jis pasielgė tikrai ne taip, kaip tikėjosi jo prašydamos skruzdėlės. Dramblys prapliupo griausmingu, niekinančiu juoku ir atsakė skambiu balsu: Kaip jūs drįstate su manim kalbėtis? Ir ko tikitės, kad jūs pamatysiu? Turėtumėte slėptis iš gėdos dėl savo mažumo. Tačiau skruzdėlės niekur nebėgo, nesislėpė ir viena iš jų tarė: Mums visai negėda dėl mūsų dydžio. Iš tiesų mes juo didžiuojamės ir tikrai galime dirbti daug sunkiau nei tu. Tu gal ir didelis, bet esi tingus ir nuobodus. Per visas džiunglės nuaidėjo isteriškas dramblio juokas. Visiška kvailystė! Tai jūs esate bevertės! Praleiskite mane! Tai taręs jis nuėjo toliau, viską aplinkui trypdamas. Vis dėlto nuėjo netoli, nes pateko į baisią paspęstą kilpą. Kad ir kaip bandė iš jos išsilaisvinti, jam vis nesisekė. Tiesą sakant, kaskart, kai jisai judėdavo ir bandė išsilaisvinti, kilpą veržė vis labiau. Vaizdas buvo iš tikrųjų labai gėdingas. Jo didelės ausys liūdnai kabaldavo ir šlavė žemę, o straublys užlinko ir nerangiai mataravo. Dramblys nenorėjo, kad kiti gyvūnai jį tokį pamatytų, tačiau kasgi jam beliko, tik šauktis pagalbos. Išgirdęs dramblio šauksmą, pirmiausia atėjo liūtas, pažiūrėjo į jį pašaipiai šypsodamasis ir garsiai tarė: Mano brangus drauge, deja aš negaliu sustoti ir tau padėti. Greitai ateis žmonės, turiu sprukti, kol jie nepagavo ir manęs. Tai taręs liūtas be jokios abejonės nubėgo tolyn. Tada atėjo buivolas ir pasakęs tą patį taip pat pasišalino neišgelbėjęs dramblio. Tada atplumsėjo raganosis ir šernas, tačiau nė vienas nesustojo padėti drambliui. Dramblys be jokios abejonės baisiai išsigando ir garsiai pravirko. Jis jau buvo susitaikęs su likimu ir išgirdo vėl tylų balselį, kurį girdėjo prieš patekdamas į spąstus. Kas tau nutiko? Ar reikia pagalbos? Dramblys apsidairė, tačiau nieko aplinkui nepamatė. Tada vėl pasigirdo silpnas balselis. Ar tau reikia pagalbos? Galiausiai vargšas dramblys pamatė mažytę skruzdėlytę, iš kurios taip negražiai tyčiojosi ir aišku atsakė: Jie mane visi paliko, o dabar manęs laukia mirtis. Buvo atėję liūtas, buivolas, raganosis, netgi šernas. Tačiau visi pabėgo bijodami, kad netrukus pasirodys žmogus. Kaip tu man padėsi, jeigu esi tokia mažulytė? Nesijaudink, padėsiu, užtikrintai atsakė skruzdė ir kažkur staigiai dingo. Netekęs vilties, dramblys pamanė, kad ir skruzdėlė paliko jį likimo valiai, kaip ir kiti gyvūnai.
Tačiau didelė jo nuostaibai netrukus skruzdė grįžo su visomis savo draugėmis. Šios akimirksniu kybo į darbą ir ėmė graužti virves. Graužė, galiausiai virvės trūko ir nepatiklus straublenosis buvo išlaisvintas. Laimingas, kad jį išvadavo, dramblys negalėjo nustoti joms dėkoti ir nuoširdžiai pažadėjo, kad daugiau niekada nebesityčios iš jų dėl mažumo, nes dabar suprato, kokios jos iš tikrųjų yra, kad ir mažos, bet labai stiprios. Nuo tos dienos viskas pasikeitė, dramblys išmoko pamoką. Jis tapo kuklesnis ir pagarbesnis kitiems gyvūnams. Patikėk manim, eidamas per džiunglės, labai atsargiai statė kojas, kad neduok Dieve neužkliudytų ne tik skruzdėlytės, bet ir kitų smulkių mažų gyvūnėlių. Tiek pasakų šį kartą. Ačiū visiems išklausiusiems ir iki kito karto. Gyvas pasakas.